Sveiki, kviečiame žiūrėti šios savaitės naujienas. Alizavos seniūnijoje Kupiškio rajone, žaisdamas apleistos fermos griuvėsiuose, žuvo netoliese gyvenantis 9 metų vaikas. Kartu su dar keliais vaikais vos stovinčiame pastate žaidusi berniuką prispaudė nuvirtusi gelžbetoninė plokštė. Nelaimė Repeniškių kaime įvyko pirmadienį apie 17 valandą. Tuo metu porą kilometrų nuo Alizavos miestelio esančioje apleistoje buvusioje kolūkio fermoje žaidė keli netoliese gyvenantis vaikai. Vienas jų 9-metis alizaviškis tapo nelaimingo atsitikimo auka. Netikėtai virtusi didžiulė gelžbetoninė plokštė prispaudė berniuką. Iškviesti ugniagesiai panaudoję kėliklį ir pneumatinę pagalvę vaiką iš po sunkiasvorės plokštės iškėlė, tačiau greitosios pagalbos medikai konstatavo, kad berniukas miręs. Vietos gyventojų teigimu apgriuvusioje fermoje nesaugu nei suaugusiems, nei vaikams. Kodėl mažamečiai sugalvojo ten pažaisti, neaišku. Žuvusi berniuką ir dar 4 jo brolius bei seseris augino viena motina. Ši šeima yra įtraukta socialinės rizikos šeimų sąrašą. Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius sako, kad šie naujieji mokslo metai liudija prastą demografinę situaciją. Į mokyklas rugsėjo 1 šiemet, kaip ir pernai, ateis dar 20 000 mažiau moksleivių. Dėl to darbo neteks apie 1000 mokytojų. Sutikite, kad ten, kur nebėra vaikų, dėja, tenka liūdnai konstatuoti, nebelieka mokyklos. Aišku, tai paliečia ir dalį mokytojų. Kaip ir bet kurioje kitoje gyvenimo srityje. Bankrutuoja įmonės, užsidaro kažkokios kitos įstaigos, dalis žmonių netenka darbo, aiškina Gintaras Steponavičius. Tiesa, ministras pažymi, kad dauguma darbo mokyklose neteksančių mokytojų netaps bedarbiais, o išeis į pensiją. Tiems mokytojams, kurie jau yra vyresnio, bet dar ne pensinio amžiaus, ministras rekomenduoja persikvalifikuoti ir tapti ikimokyklinio ugdymo specialistais, kurių dabar Lietuvoje trūksta. Ministro teigimu, šiemet mokyklose pradės dirbti 200 jaunų mokytojų. Lietuvoje dabar veikia 1269 valstybinės mokyklos, į mokyklą šiemet susirinks 371 000 vaikų, juos mokys apie 27 000 mokytojų. Valdžia nutarė šių metų biudžete numatytas išmokas vaikams sumažinti 12 milijonų litų ir šiuos pinigus skirti socialinėms išmokoms bei kompensacijoms mokėti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad tai leistų vykdyti įsipareigojimus rugsėjo mėnesį. Siūlymui trečiadienį jau pritarė vyriausybė. Pirmąjį pusmetį savivaldybė socialinėms pašalpoms, būsto šildymo kompensacijoms jau panaudojo 448,6 milijonus litų arba 68,3% visų tam skirtų lėšų ir dalis jų jau rugsėjo mėnesį gali pritrūkti lėšų. Šių metų valstybės biudžete šiam tikslui iš viso skirta 656,4 milijonai litų. Tai yra 20,8% mažiau nei panaudota 2011 metais. Tuo tarpu vaikų išmokoms Finansų ministerijos duomenimis pirmąjį pusmetį panaudota 115,942 milijonai litų arba 46,3% visų tam šiemet numatytų lėšų. Sumažinus vaikų išmokoms skirtas lėšas, jų bendra suma šiemet siektų 238,469 milijonus litų.
Ramygaloje Panevėžio rajone gyvenanti 76 metų Bronė P. grįžo į namus bene po ilgiausio savo gyvenime grybavimo. Šeštadienį dviračiu nuvažiavusi grybauti į netoli miestelio esantį Mėtininkų mišką, garbaus amžiaus moteris iš jo išėjo tik po 5 parų. Trečiadienį. Per visą tą laiką moteris badą malšino valgydama surastas uogas ir gerdama iš griovių vandenį. Kai prie pat Mėtininkų miško esančios sodybos šeimininkai surado pas juos paliktą Bronės P. dviratį, kilo įtarimų, kad mėgstanti grybauti senutė pasiklydo miške. Net kelias dienas nedidelėme miške pradingėlės ieškojo policijos pareigūnai pasitelkę kinologus su tarnybiniais šunimis. Vienas iš jų keturkojų pelkėje vos nepražuvo. Vėliau paieškoms buvo pasitelkti kariškiai, į orą pakeltas pasieniečių sraigtasparnis. Tačiau visos šios ieškotojų pajėgos senutės nesurado. Iš miško ji ketvirtadienį namo parsirado pati. Pareigūnams jį paaiškino, kad Jėzus ir Marija jai padėjo pagaliau atrasti kelią iš miško. Išėjus ant kelio jis sustabdė pakeleivingą automobilį ir grįžo į Ramygalą. Vienišas Vilnietis savo bute sostinės Gelvonų gatvėje išgulėjo daugiau nei metus. Nors vyro kaimynai seniai nematė, o jo pašto dėžutė sprogsta nuo korespondencijos, niekas vilniečių nesidomėjo. Policininkai, padedami gaisrininkų, kurie vakar pakilo kopėčiamis ir atidarė 5. aukšte esantį 78 metų Velionio butą, pamatė šiurpų vaizdą. Mumija pavirtusius vyriškio palaikus. Manoma, kad Lietuvoje jokių giminių ir artimųjų neturėjęs Vilnietis galėjo mirti praėjusių metų balandį. Kada paskutinį kartą matė kaimyną, niekas negalėjo prisiminti. Jis buvo mūsų namo senbuvis, gyveno čia nuo 1982 metų, kai buvo pastatytas namas. Jis buvo vienišas, mažai su kuo bendravo. Velionio kaimynai stebėjosi, kad daugiau nei metus niekas taip ir nepasirūpino sužinoti, kas atsitiko vienišiui. Tanzanijoje sulaikyta Lietuvos pilietė gabenusi kokainą. 20 metų mergina, kurią Tanzanijos spauda vadina Kristinos Biskaševskajos vardu, buvo sulaikyta Šiaurės Tanzanijoje su 4 kg kokaino, praneša elrytas.lt. Narkotikai buvo paslėpti merginos rankinėme bagaže. Ji buvo suimta trečiadienio rytą per patikrinimą Kilimandžaro tarptautinėme oro uoste. Kol bus atvesdinta prieš teismą, ji bus policijos rankose, sakė regiono policijos vadovas Robertas Boazas. Suimtoji keliavo su lietuvišku pasu. Per Etiopijos sostinę Adis Aberą ji ketino vykti į Belgiją. Nepažabojama emigracijos banga palietė ne tik skurdžiau gyvenančius lietuvius. Net 13% šalies gyventojų turi ketinimų patys išvykti į užsienį dirbti ar ieškoti darbo per artimiausius 12 mėnesių. Tačiau nauja yra tai, kad šiemet, palyginus su ankstesniais metais, darbo svetur ketina ieškoti žmonės su didelėmis pajamomis, aukštuoju išsilavinimu, einantis aukštesnės pareigas. Dauguma, 84% lietuvių teigia, neketina išvykti. Beveik 10 9% apklausų
apklaustųjų teigė, kad jų šeimos nariai per artimiausius 12 mėnesių ketina vykti dirbti arba ieškoti darbo į kitas šalis. Tyrimų bendrovė RAIT gyventojų apklausos duomenimis daugiausiai ketinama išvykti į Angliją 31% ir Norvegiją 28%. Vokietijoje ieškoti darbo ketina 11%, Airijoje 9% Lietuvos gyventojų. Likusieji pasirinktų įvairias kitas šalis. Tarp ketinančių išvykti dirbti arba ieškoti darbo kitose šalyse yra daugiau vyrų 25–34 metų amžiaus. Taip pat žmonių turinčių aukštąjį išsilavinimą, kurių pajamos aukštesnės nei vidutinės. Taip pat daugiau ketina išvykti bedarbių, darbininkų, specialistų bei vadovų, įmonių savininkų. Tačiau pastebėjome, kad šiais metais palyginus su ankstesniais darbo svetur ketina ieškoti žmonės su didelėmis pajamomis, aukštuoju išsilavinimu, einantis aukštesnės pareigas. Tuo tarpu 2010 metais daugiau ketinimų darbo ieškoti užsienyje buvo tarp jaunimo nuo 15 iki 24 metų, studentų, žmonių gaunančių mažesnės pajamas nuo 600 litų vienam šeimos nariui bei viduriniu išsimokslinimu. Tai rodo, kad situacija šalyje negerėja bei paliečia ir kitus socialinius sluoksnius, sako Nausėdienė. Ateinančios savaitės pradžioje orai keisis nedaug. Gausesnio lietaus nenumatoma, išliks vidutiniškai šilta. Ačiū už dėmesį. Iki kitos savaitės.